Labas rytas. Skanaus? Skanaus. Susimokėjom 10 zlotų ir varysim žygiuoti. Anksti rytas, aišku, netoks ankstis kaip norėtų, beveik 9 jau. Nu, pusryčius reikia pavalgyti, gaunasi, tai anksčiau neišeina. Taip, o šiandienos tikslas yra apie 1000 metrų sukėlimo ir 12 km maždaug žygis. O šiandienos kelionės tikslas yra aukščiausias šito miestelio kalnas. Tiksliau kalnyno, bent jau kur mes esame aplinkui, tai Sniečka viršūnė, berods taip vadinasi. Taip. 1603 metrai iš jūros lygio. Ir pavadinimas yra Sniečka, todėl kad yra labai daug sniego. Sniego yra nuo spalio mėnesio iki gegužės mėnesio ant viršūnės. Tai mes tikriausiai irgi susidursim su žiemą. Jo, keista, nes šiaip ne aukštai kalnai. Apačioje čia dar vakar buvo 16 laipsnių šilumos, kad ir lijo. Tai labai taip turėtų stipriai pasikeisti klimatas. Ten tokia rašė, kad aš galiu oras toks atšiaurus ir vėjas didelis ir šalta. Nu, pabandysim. Ir dar viršui turėtų būti observatorija kažkokia apleista, jeigu gerai supratom. Gal jie nėra apleista, bet nesu turistinta, man atrodo, kad ten šiaip dar vykdo stebėjimus. Pamatysim. Gerai, sėkmės mums. Sėkmės. Šį kartą jau turim draugų, ne patys vieni einam su kompanija. O kaip nuotaikos jau po vakar? Sakau, nežinau, ar po vakar jau pasiilgau vėl kopti. Biški reik pramankštinti raumenis. Sunku, kažką. Kaip visada, pirmas 100 metrų turbūt sukėlimo pats sunkiausias. Po to pripranti. Gerai, judam. O kaip tau? Man irgi po vakar šiek tiek skauda. Viską gal kaip pirmam kartui. Reikėjo biški mažesnį žygį pasiimti, bet jau taip gavosi. Taip gavosi. Einam. Na, turim ir 100 metrų pagaliau. Jo, įveikėm tą mirtiną 100 metrų. Jau sako, kad gal jau šiandien ir užtektų. Kardio tai jau padarėm, kaip ir mankštą prasivedėm. Dabar iššūkis laukia. Ja, dar liko apie 900. Susitiksim prie 200. Čia truputį jau ir sniego matosi. Turim 200. Valio. Dar antras 100 į mūsų sąskaitą šiandien. Kaip Ievai nuotaikos? Jau kažkaip biškių atsiranda, ne? Nu vis geriau, vis tiek tie raumenys biški apšilo. Susitaikai su tuo, kas laukia. Čia tokia non-stop statyka, ne? Šiaip kelias tai toks, neakmenuotas, nieko. Žvyrkeliu einam. Bet stotas rūpužiai. Ir non-stopų, ta prasme, nėra, kad ten biškių lygiau pakyli, taip varoma. Kaip pradėjom, taip varom. Čia va, ką jau minėjo, einam tokį vat kaip akmenuotų žvyrkelį. Kaip tu jau sugebėtum taip įbėgti? Čia su velnių kaukėm prabėgo. Šiandien Helovynas, bet to. Jo. Tai tematika. Žmonės pliki. Bent vienas bėga. O viršuje jutiminė temperatūra gali būti kaip -10. Tai pažiūrėsim, kaip ten
Jam seksis. Turim 300. Čia taip ir varom tos metrus. Mhm. Be sustojimo, kylam. Jo, kraštovaizdis praktiškai, nes jis einam tokiu mišku. Eglynai, pušynai. Jo. Dar pakol kas nieko labai. Lėlių ant ponų. Ja, turim tokį šaltinėlį. Ten apačiai nuo kalno irgi toks yra. Kažkokia austrunesnė upė. Jo, žodžiu, duoda eiti mišku. Pakankamai lengvas ta kelias. Tiesiog kyli. Ja. Ne ekstremalus, bet toks kardio. Mėgsti. Jo, pas mane pulsas 134. Pas Ievą 100 pėm. 100 pėm. Tikriausiai ant veidelio matas. Raudoni žandutį. Ja, truputį atsigersim ir lipsim toliau. Tik pasigyrėm, kad einam žvyrkeliu. Visai gerai, čia 300 metrų. Ir pasirasidėjo akmenis. Atėjom pirmą savo sustojimą. Ieva dar lipa. Pailsėsim. Esam jau 1225 metrai virš jūros lygio. Visai neblogas čia vaizdas. Ir dar nepaminėjom, turim jau 400 metrų sukilimą. Va, turim sustojimą. Kryžtinį kelią. Gražus vaizdas, biškį pasėdėsim, pailsėsim, žygiosim toliau. Turim krioklį savo keliai. Reikia ieškot būdų praeit. Ievos batai slysta, tai dedasi kates. Pirmą kartą pabandys pasivaikščioti su jom. Na, čia sniego kaip ir nėra, atrodo, kad biškį. Atrodo gerai. Čia ir katinų gyvena ant kalno. Įdomiai. Ks. O žiūrėk, čia yra dar draugelė.
tik nori kažko. Žiūri tą ranką. Nėra balių. Nėra balių. Ne. Neprisileidžia. Gyvent savo gyvenimą. Priėjom ežerą. Ar tokio Ieva įsivaizdavo ežerą? Tikriausiai nemorskio. Aha, toks gan purvinas atrodo. Vanduo. Dar viena trobelė. Vau, kaip fainų čia valgėm, pavytengiam. Jo, pasiėmėm kavos iš šito namelio. Turim maistą, pavalgysim. Čia visai gera užuovėja nuo kalnų. Prie šito ežero tai nusprendėm padaryti pagrindinį sustojimą čia. Vieną aš sustojimą, manau, dar viršų kalnį irgi. Jeigu oras leis, nebus labai vėjuota, nes ten gali būti vėjuota labai. Tai, skanaus. Skanaus. Pasistiprinom ir lekiam toliau. Varom. Jo, tai realiai dabar reikia mums grįžti prie pirmo namuko, kur buvom, ir tada kopsim į kalną link tos observatorijos. Pakelsime tada, tai beveik tiesiai eisim kalną. Juostą. Gerai, tai susitiksim prie 500 metrų, turbūt. Kažkaip reikia, jo. Nu taip ir šiaip maždaug ir būsim, kai grįšim, turėtų būti 500. Nu Ieva, kokią turi naujieną publikai? Publika. Mes turim 500 metrų. Pusę kilometrų. Jubiliejinis skaičius. Gerai, judam toliau iki Varom, tos atgal toliau. stotelės dar. Ja. Čia nebedaug turėtų būti, visai greitai čia nepasinau. Vienas gera, kitas neturi. Nešioj. Tas batonus atiduoti. Ne. Šitas tai ištroškęs, labai daug geria čia. Tokie nepriklausomi. Manai. Stumdo sniego aparatas. Ką turi pranešti Ieva? Turime ir 600 jau. Jo, prasidėjo visiškai sniegynai. Einam per sniegą. Arba ledą, arba sniegą. Jo, bet jau nebetoli ta pirmoji viršūnė, kur turėtume pasiekti. Va jau po truputį matosi observatorija, kur eisim. Tai va ten ant tos kalno viršūnės. Labai keista, kiek esam aukštai, Ieva? Sam 1,423. Jo, 1,423 ir visiškai balta. Zakopaniai tai dar tik tais prasideda, ten kažkokios šalnos, kažkas. O čia pilnas sniego. O,
bet šiaip labai gražu, faina. Atrodo, kad toj kalėdas bus. Priėjom. Tai mes dabar esam čia. Jo. Ir mūsų tikslas yra nueiti čia. Jo, dabar bus sekantis stojimas šitas. Dom Tai čia. Slatski. Rodo 20 minučių, o mums žemėlapis 30 rodo. Čia biškai. Optimistiškai labai jo matuoja. Ne, bet čia ir roja, kad daugiau roja. Nu, skiriasi kažkaip. Atrodo, ne tas pats darinėja. Turim progą pailsėti. Labai šiaip gražu čia. Tai manau pasinaudosim, pasigrožėsim čia. Gerai. Observatorija čia ant kalno. Per kamerą gal ne taip, bet jo, įspūdingai. Galvojam, palyginus nedaug čia pakilom, bet bandelės išsipūtė. Jo, čia skanaus. Davė truputį ir atsikvėpti nuokalnę. Jo. Ridenamės. Kartu tempas geresnis. O šito jau ne... Ten dar matosi kažkoks ir namelis yra prieš pakalnę. Turim jau ir 700. Jo. Ir prieš akis turim tikslą. Jo, tai vat tikslas nueiti į tą observatoriją. Tai čia turėtų dar būti apie 200 metrų sukilimą, tai kilometrų turbūt nepasieksim šiandien. Atrodo neblogas šukėlis laukia. Nelipsi? Oho. Na tai ką, turim Ir 800. pusiaukeliai į link viršūnės. Tokia yra statok. Paskutinį davė išbandymą. Intensyviau reikia. Bet gerai, yra grandinės ant tako, tai galima įsikibti. Tai čia tie statesni kalnai, akmenys nėra tai baisiai. Padeda. Užkopėme į aukščiausią savo šiandienos tašką, 1603 metrai virš jūros lygio ir turim 900... Pakeliam. Tai va dabar sėdim, grožimės vaizdais. Vėl atėjom iki Čekijos. Tai čia yra veikiantis keltuvas Čekijos pusėje, kur kelia. Tai daug kas turbūt užsikelia ir su keltuvu. Lenkijos pusėje, kiek žinom, remontuojame abu keltuvai, tai tik tais vienintelis būdas yra užlipti.
leidžiamės į apačią. Kur pradėjom, ten ir baigiam žygį. Iš viso beveik 7 valandos, 918 metrų sukilimo. Bet ir nusileidoma 900, o kilometrų 16,5 gavosi kilometrų. Toks neblogas žygėlis. Tai dabar einam iki mašinos, pasidėsim daiktus ir turbūt dar pavažiuosim iki miestelio centro. Kažkokių suvenyrų pasipirkti, nes rytoj jau išvažiuojam. Pats geriausias vaizdas po žygio. A ne? Pats geriausias vaizdas po žygio. Jo. Mašina. Raudona mašinytė, mes jas pasilgom. Pasivaikščiom po centrinę gatvelę, keletą nusipirkom suvenyrių, bet kavinės nesuviliojo, kažkaip mažai žmonių, tai grįžom į patikrintą vietą. Skanaus. Jau sugrįžom į savo viešbutį, dar pavalgėm, apsiprekinom truputį medrum, kaip paskutinį kartą ir grįžtam ilsėtis, jau ruoštis rytojaus kelioniai namo. O kaip apibendrintum šiandieno žygį? Sakyčiau, gan įdomus, įdomi ta observatorija. Gal šiek tiek sudėtingas buvo paskutinės ten ant viršūnės, kur sniegas prasidėjo, bet turėjom pasiruošę, Ieva ir Kates turėjo. Aš turėjau gerus batus, tai nebuvo labai kažkokių sudėtingumų įkopti, tik tais tas nuovargis. Paskutinės atkarpas tikrai buvo su grandinėmis, reikėjo prisilaikant įlipti. Bet viskas kaip ir gerai, niekur nepaslydom, nieko neatsitiko. O šiaip bendrai žiūrint, tai labai buvo permainingas oras. Tai vakar turėjom labai prastą orą, tai šiandien turėjom man tiek gerą orą žygiui. Jo, šiaip kas įdomu, aš internete skaičiau, kad toj viršūniai per metus 300 dienų yra, kada yra rūkas. Tai mums šiandien pasisekė, nebuvo jokio rūko, tai labai pataikėm tą dieną, nes labai retai būna, kada giedra. O šiaip bendrai kaip palyginti su Zakopane? Tai man atrodo vien tas, kad kalnai yra žemesni, tai neatsiveria tokie gražus vaizdai. Aišku, tikrai gražus, bet palyginus Zakopane tokie silpnesni. Šiandien buvo gražesnį vakar, tai iš viso tikriausiai nelabai įdomu buvo, nes praktiškai mišku ėjom. Na, čia rašo žmonės, kurie važiuoja Karpatą, kad palyginus su Zakopane, kad yra žemesni kalnai, tai labiau ir su vaikais eina. Šiaip su šunim labai daug kas buvo ir ant viršūnės. Tai gal nėra tiek sudėtingai kopti. Tai turbūt tokia lengvesnė trasa, todėl ir gausi. Šiaip palyginus, jeigu dar kartą turbūt nevažiuotume čia. Į tą pačią vietą tikrai ne. Šiaip tos parkas didelis, tenai sutikom lietuvių, man parodė ir kitur, kur būtų visai nieko. Tai žiūrėsim. Bet tikriausiai gali būti, kad grįšim į Zakopanę. Tai turbūt taip ir baigsim šiandien dieną. Labanakt. Labanakt.